traukinių stotis. Prieš valandą tik pasako, iš kurios platformos bus. Va, angliškai šiaip rašo irgi viską. Nėra problemų. Traukiniukai tokie, mes pasiėmėm greitąjį, kur per 3 valandas nuvažiuos, kur... Per 3 valandas nuvažiuos, kur šiaip po 5 valandų kelią su mašina. Tai va. Traukinių centrinė stotis Trivandrame. Nieko ypatingo. Normali stotelė. Indų daug, bet nesistumdo. Traukinukai tai tokie. Senesnio sukirpimo čia. Elektrinių tai nėra, bet miegami irgi yra. Nes jie čia ilgai keliauja, kiti labai ilgai. Ir tokie traukinukai. Pavargę biškį gal. Bet nieko. Čia elektrinės gal, jeigu ūsus turi, ne? Čia jau ekspresas šitas bus. Kokį gultai. Ir mėgi savo. Kur šitas vietas įrašytas 3.5 ir 3.7. O čia mūsų nežinau, ar gulima, ar sėdima bus. Čia palavi. 35 and 37, I think that. Here, yeah? Thank you very much. Seat number 35 ir 37. Bet oro kondicionierius yra jau čia rimtesnė bilietai, matai 5 kartus brangesnė. Tai yra 6 euriukai, o šiaip tai 1,5 kainuoja. Tai yra pagalvės, antklodės, vienkartiniais, kaip užtiesalai. Gali, žodžiu, miegoti čia. Visai nieko. 3 valandų kelionė. Galima dar ir pamiegoti. Gal ir verta 6 euriukų. Prikrovė tiek, kad daugiau jau nebeįdėsi. Čia salotų paprašiau, tai va salotas atnešė. Čia kiaušinienė. Žiūrėk, svogūnų gavai. Laiminga diena. Čia vadinas birjani. Tiesiog vištiena su ryžiais, bet aleva birjani. Ten kiaušada turėtų būti. Ai. Cielas, numatysim. Netyčia valtį Kočio mieste esam ir netyčia valtį pasiėmėm, nes į tokią vietą nuvaryti, kur norim nuvaryti, tai ten reikia, žodžiu, kelto. Tai va, sumokėjom vienas biletas 6 rupijos, tai 7 centai. Ja. Gavom geras vietas, praktiškai kurortas nemokamai. Tokią suknę nešioja ir apačioj kelnes būtinai turi būti. Negali būti keliai. Vėl suknė ir dymo. Negali būti keliai neuždengti. Vargi čia su tradicinė suknės. Šitoj valstijai. Vienas dar medis vos nenuvirtau.
Nice promenade here. You can see. Bandom Kočio miesto metro. Visiškai naujas. Naujas metro, kondicionierius veikia. Net nėra gumų prilipdyta. Neapšlemštas visai. Londone prastesnį metro. Žodžiu, kainavo už 2-3 minutės, tam 13 sustojimų, man atrodo. 12 sustojimų, 2-3 stotelės, 2-3 minutės kažkur. 25 minutės 13 sustojimų. Į 50 rupijų, tai 50 centų. Vienam žmogui, šiam šiam centų, na. Nu ir valio. Euras 10. Bet verta, gerai. Ir greitai važiuoja čia jisai šiaip. Tai mes 25 minutės čia su mašina ilgiau važiuotum, matau. Nu ir valio. Valio. Tai važiuojant, miegojom prie traukiniukų bėgių, kur važiuoja mašinas visą naktį dar plius ir šunys labai jautrus kieme. Vis tokį žmogų. O rytą pasitinkam su daina, kad būtų gera nuotaika. Gerai, kad reikia keltis anksti, tai nieko kaltinti, nes taip burbėčiau, labai burbėčiau. O reikia mokytis mažiau burbėti. Va. Rytinės šventyklos mišios. Va. Va, koks yra dviračiai, padėkliukas, pakaltas, panelė. Markas išmoko dviratį. Gatvė, kamštis ką veikti, dviratį pasiplakysi. Mūsų ir čia sunkiai vairuoja. Eismas. Užgesina vis aparatą, net kuras brangus. O dviračių ryčių varinga. Oi, bet smagu tam rikšo sėdėti šitų. Ir ventiliacija gera. Va kaip kabrioletą važiuotam. Matė viena prašmatniausių parduotuvių tekstilės. Sakom, norim pigiai ir gerų rūbų. Čia atsiuntė. Bet čia mūsų draugas turtingas indas, tai nieko galim suprast. Turbūt. Va, Džimyčio jau matau. Jau brandai prasideda. Nu, žiūrėk, įeikim ir išeikim. Yra 42 tūkstančiai. Kiek? 42 tūkstančiai. Tas. Na. Jo, 420 metų. Cosmetics and accessories. Tai sakė, jisai daugiau 300 nemokėtų skudurus, tik tai pažiūrėkime, ką galim nupirkti už 300. Čia yra 1200, tai yra 12 eurų. 12 eurų? 12. Ai, 12, normaliai, ne? Nu tai gal ir tų skudurų. Gal ten brangiausia padėti priekį. 40, nu, čia štuka. Kokia bliska. Nuvažiai kelnikės. Kiek čia? 6 euriukai. Bet kaip Indijai, tai nėra pigu. Na. Gali aiškinti visą laiką, kaip kaina brangesnė, sakai, čia kokybė geresnė. Tai va, toks va, tokia parduotuvė. Jie kaip indiškose parduotuvėse neina rast rūbų, kažkaip mums nesiseka. Čia jau asmeninę konsultantę turėjau ir vis tiek nepaėjo. Prastai konsultuoja. Pasakiau, kad noriu pasižiūrėti pirmą, tai metras nuo manęs stovi, bet vis tiek iš paskos seka. Ten, kad neapsivoktum, kokios 3 iš paskos vaikšto. Yra daug darbo jėgos, žodžiu. Reikia visus įdarbinti. Nerkia ko. Bankas Borodos. Borodos bankas, va. Banko Boroda. O ten,
Banko parodai yra. Tai va, apsipirkinėjom, bet sunkiai sekasi. Aš marškinius tai nusipirkau medvelninius. Bet vis tiek. Bet net ne marškinių išėjom. Ne marškinių išėjom, bet taip jau gavosi.